visi, su jumis Žvejo kelias. Ir štai mes esame prie tokio ežero. Ežeras pas mus vadinasi Vilnoja. Pas mane rankose toks gubinukas. Bandysim kažką pagauti. Šiaip esu naujokas, pradinys, pirmas video. Su draugeliu esu. Plačiau papasakosiu apie savo meškerę ir kotą, biškiuką vėliau, kai pradėsiu pirmą savo metimą. Šiaip atidirba, neblogai. Gerai, žodžiu. Pradedam pirmą mūsų metimą. Kotas pas mus yra 2,40, valas 0,12, kaip gerai aš atsimenu. Bet šitam pirmą kartą prie šitą ežerą esu. Nežinau, bandysiu kažką tokio gero ištraukti. Šiaip daug kas sako, kad čia yra daug žuvies, linų, karoso, šamų net yra. Bet ir mano draugelis irgi jau pradeda kažką jau mėtyt, mąstyt. Jis dabar ant vobleriuko. Kas ten? Dar tas žalynas eina į dumblį. Ai, ten aš į liliją užkabinau ją. Va, dėl ko eina, aš galvoju, čia žalynas, tai ten lilija. Dabar galima biškį išbandyti kitą biškį matlą. Ne tokį didelį svorį. Reikia bandyti. Reikia keist masalus, keist lokaciją, ne vien tik ant vienos taško sėdėt, bet ir žiūrėt. Apie rytį dar nepasakiau. Rytė pas mane 2,5. Standartinį japonų. Iš japonų firmos. Gerai. Einam mes pažiūrėt, kur pas mus galima dar surasti bent kažkokį krantą. Aš sustojau ne čia, ne šitoj va vietoj, o važiavau ten toliau. Ir ten yra tiltukas. Šiaip geras vietas yra, šiaip tai tikrai aš jums parodysiu šitą vietą ir jūs pažiūrėsit, kaip gražu ten yra. Bandom biškį pauzės daryti. A ne, jau žalynas atėjo. Jau žalynas. Jau čia nieko nebebus. Gerai, jeigu kažkas bus tokio gero kibimo, parodysiu. Dar biškį apmėtysiu šitą pusę. Eisiu pas draugelį. Ir po to, jeigu kažkas čia gero bus, aš įjungsiu kamerą. O jeigu ne, tai mes tada su jumis susitiksim prie mūsų tiltuko. Nu štai, vat ir mes ir atėjom prie šitą tiltuko. Va toks grožis mūsų laukia. Šiaip jau gilis, jau geras jau. Dabar mėtysiu link tų žalynų, bandysiu apmėtyti daugelį pusių. Gal
gal kažkas pavyks. Šiaip dar plačiau apie kotą nepapasakojau jums. Tai mano kotas firma Veteran. Įdomu, kur ta lydekas slepiasi. Ar labiau jinai prie vidurio, ar gilumoje jau sėdi, nes jau šalta. Temperatūra tai tokia naktį 6, 7. Šiaip tai norėčiau ant šitos varožinės išbandyti. Tokį Big Mama. Bet nežinau, ar čia paeisiu ją pažvejot, nes jinai labai sunki. Šiaip masalų žiauriai daug pas mane, bet kad tolko iš jų žuvis vis tiek nenori imti. Nu štai ką, mes ir atvažiavom prie kito ežeriuko. Čia jau paskutinis dublis, paskutinė versija ir suksimės mes namo. Per tokius įdomiusius mes kelius važiavom. Mano draugelis visas nukrito. Nu žodžiu, nebuvo iš jūsų kibimų. Tai kad su jumis buvo žvejo kelias ir iki pasimatymo.